Viena iš mūsų užduočių supažindinti jauną žmogų su tuo, ką jam stoka gali pasiūlyti gyvenimui ir kad ji nieko netima, o kaip tik duoda. Meilė Lietuvai yra aktyvus veiksmas, o ne pasyvi būsena. Kiek iš apačios galima tai padaryti, kai yra labai didžiuliai reikalavimai iš viršaus. Dažnai problema pas mus, man atrodo, kai mes viską duodam ant lėkštutės, padarom, kad tik pasisektų. Ir taip nesukuriam stokos, dėl kurios galėtų atsitikti geismas ir pasididžiavimas savimi. Beyond Economics and Back. Tinklalaidę rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Sveiki, mielieji, šiandien už ekonomikos ribų mes keliausime su žmogumi, kuris įkūrė Vyrų kalvę. Edvinas Rupšys šiandien yra mano svečias. Sveiki, Edvinai. Sveiki. Labai gerai. Kaip jūs ėmėtės tos iniciatyvos, nes Vyrų kalvė yra kažkas ypatingo mūsų laikais, kai mes esame visi išlepę, trokštame lengvo gyvenimo, darbo ir poilsio balanso. Jūsgi imatės ir ugdote jaunuose vyruose tikrą vyriškumą, stiprumą, ištvermę, gebėjimą atsiliepti į gyvenimo iššūkius, kurių mes turime visuomet. Tai pirmiausiai, aš buvau įmestas jau į Vyrų kalvę. Tokia, kuri jau egzistavo. Mano draugas, bičiulis, mentorius Mindaugas Vidugiris, jis jau prieš 15 metų atgal sukūrė tokią kaip Vyrų kalvę, kurios užduotis buvo, surinko iš pradžių kaip bandymą apjungti vyrus ir padarė kaip tokią atskirą vyrų stovyklą. Po tos pirmosios stovyklos, kai jis pamatė, jog atvyko vienas verslininkas, neišlipęs iš mašinos, atidarė Meibacho duris, išmetė savo 9 metų verkiantį sūnų ir tiesiog paliko visai savaitį. Net neišlipo iš mašinos. Ir tas sūnus visą tą savaitę stovyklai tiesiog praverkė. Praverkė, užsidarė savim, toks paliktas, numestas ir čia dabar būk, tokių gestų. Ir po tos stovyklos Mindaugas suprato, kad nėra teisinga dirbti atskirai su vaikais. Dėrėtų dirbti su santykiu ir ryšiu tarp tėvų ir vaikų. Ir kadangi jis turėjo tokį polikį ir norą dirbti, išskirtinai su vyrais, su vyrų tema, jisai pradėjo daryti tėčių sūnaus stovyklas, kurios tęsiasi iki šiolei ir šį sezoną turėjom vienu metu 70 šeimų savaitgalio stovyklų. Turėjom tokį didelį festivalį, kur tėčių ir sūnų nuotykiai. O aš pačio viso šitoj erdvėje atsiradau 2022 metais, kai išėjau į atsargą iš kariuomenės, net esu atsargos karininkas ir susipažinau su Mindaugu. Ir mūsų toks santykis, aš atėjau šalia jo pabūti, pažiūrėti, ką jis daro. Ir vienas dalykas privedė prie kitos, organizavau stovyklą paaugliam ir tada kilo mintis, kad palauk. Bet jeigu toks pokytis vaikinuose įvyksta per 5 dienų stovyklą, ką mes galėtume padaryti, jeigu mes jos turėtume metus? Ir tada kilo mintis padaryti tokią metų trukmės neformalaus ugdymo programą, kuri dabar vadinasi Vyrų kalvės akademija ir kur mes kasmet dirbam su 120 vaikinų. Ir jūs paminėjot tą su tikru vyriškumu, kuriuo mes dirbam. Aš nežinau, ar tai tikras vyriškumas. Aš nežinau, kas žino, kas yra tas tikras vyriškumas, apart to, ką mes patys, mūsų patirtis padiktuoja to fenomeno supratimą, suvokti, kas tai yra. Tačiau faktas, kad mes suteikiam vaikinam troškimo patyrimą. Mes gyvenam visuomeniai, kur mes tiek daug visko turim. Ypatingai paaugliai turi visą pasaulį savo kambarį. Jie turi 12 kvadratinių metrų dėžutę, kurioje gali būti. Jie turi vis dar atrakintą šaldytuvą. Jie turi pasaulį delne. Ir nuo noro iki kalėdų laikas praeina taip. Ir kai gyveni tokį gyvenimą, labai sunku yra kažko norėti, nes nieko nestokoji. Būtent. Ir čia yra viena iš mūsų užduočių supažindinti jauną žmogų su tuo, ką jam stoka gali pasiūlyti gyvenimui. Ir kad ji nieko netima, o kaip tik duoda. Ir kad tai yra vienas pagrindinių gyvenimo variklių, su kuriuo galiu suktis ir eiti. Tai čia yra viena pusė. Bet yra kita pusė daug svarbesnė, kuri man atrodo už tai. Aš žiūrėjau jūsų tą sukurtą filmą apie stokos fenomeną. Ir man
labai įstrigo mintis, kad stoka yra, ją turi visi ontologiškai. Obelis, kai auga, jis stokoja vaisiaus ir jis subrandina tą vaisių, stiebėsi daro viską, kad turėtų tą vaisių. Bet jis stokoja tai tam, kad galėtų vėliau jį atiduoti kažkam kitam, kažkam daugiau. Jie daro tai vardan kažko. Ir tai, ką mes veikiam su vyrais, su jaunais, būsimais, suaugusiais vyrais, tai įdedam ne tik to troškimo siekti, kažką padaryti, ieškoti, bet lygiai taip pat, o vardan ko aš tai darau. Nes jeigu aš ateinu į tą vietą, kur aš viską galiu, aš turiu troškimą, tačiau vardan ko ir link ko jis veda, kam jis tarnauja. Ir čia mūsų kita užduotis ir mano galva yra daug reikalingesnė dabartiniai visuomeniai, tai turint tą gebėjimą ir vidinį tvirtumą ir žinojimą, kad aš galiu, jį naudoti ne savo atsuktais pirštais į save, tačiau atsisukant į kitą ir matant kitą, kad aš tai turiu tam, kad galėčiau tai duoti, kaip obelis augina obuolius, tai ne savo, jie augina kažkam ir tai yra sveika. Ir tokia dviešmenė yra mūsų misija ir ką mes bandom, kokią kartą vyrų bandom užauginti. Tai pirmiausia tų veiklių, pasitinkinčių, bet turbūt svarbiausia rūpestingų ir mokančių atsisukti kitą. Tikslas, kuris pralenkia patį žmogų, turbūt yra pats tikriausias tikslas ir laimingas žmogus, kuris atranda tą savo pašaukimą, nes tuomet jis tikrai nestokos motyvacijos ir mokytis, ir kurti santykį, ir nepavargs, nes mums gyvenime visada reikia įveikti kažką, tai, ar ne? Taip. Ir turbūt gražiausia yra tame, kad mes siekdami tų tikslų mes tampame labiau savimi, o jūs prisiliečiat prie jauno žmogaus tuo metu, kai jis yra lengviausiai formuojamas. Turbūt jūs sukuriat tą skonį, kad aš galiu tapti labiau savimi, geresniu savimi, ar ne? Tai tas pats žodis kalvė. Taip. Ar ne? Tai kaip molis. Taip. Jūsų rankose. Ar jaučiat jūs, kaip jūs pats išgyvena tą santykį su to moliu jūsų rankose? O, wow, aš asmeniškai, aš žiauriai daug mokaus. Aš suprantu, kad mes dabar veikiam 4 metai, su 4 šimtuku. Ir aš suprantu, kad mes tik tais patys, tie vyrai, kurie esam ir dirbam su paaugliais, mes dabar tik patys po truputį prieinam ir priartėjam prie supratimo, prie to, ką mes čia darom, nes mes patys savo viduj sprendžiamės, žinai, ne tą pozityvę stoką, bet tą stoką kaip defektą, kaip trūkumą. Aš klausiau Leonido Donskio paskaitas internetu ir vienoje iš jo paskaitų jis perskaitė eilėraštį ir aš iškart apsiverkiau. Ir ten skamba jis pradžia taip: iš troškulio aš mirštu prie šaltinio, prie pat ugnies man šalta ir žvarbu, lyg ištrėmi man traukiu į gimtinę, tarytum driskius alkanas drebu, nors vaikščiu karališku rubu. Ir aš taip dažnai savo gyvenime pasijuntu, kad atrodo, aš turiu viską, kad mane supa mylinti žmonės, bet aš taip negaliu to įsidėti savo širdį. Aš turiu tą šaltinį, bet man neišeina jo įsidėti. Ir aš tuos 5 metus vis grįžtu į tą patį kambarį, kur yra mažas Edvinas dar, kur ta stoka kažkada susikūrė kaip defektas. Ir vis jį dirbdamas tais paaugliais gydau ir parodau, kad viskas tam yra gerai. Ir mes visi vyrai dirbantys su paaugliais, sėdėdami tam bendram rate, eidami per visokias nepatogias patirtis, kuriuose mes susikaunam su savo vidiniais drakonais, nagom, velniais, pavadinkim, ko norit, mes randam savy tokius turinius, kuriuo anksčiau net niekada nesam matę, tiek tuos pozityvius iš pozityvios stokos, kur kuriasi ta gyvybė, tiek tuos stokos kaip trūkumo elementus, kuriuos žaizdos.
Ir mes bandom juos priimti ir taip po truputį gyt. Jeigu mes neužsiemam stokos kaip žaizdos, stokos kylančios iš žaizdos gydymu, mes taip kuriam ir patys tampam tironais, kurie vėliau stato ir kuria struktūras, ne tam, kad iš gausos ir užauginti obuolį tam, kad duotų kitam, o tam, kad užauginčiau obuolį, nes man vis trūksta ir man vis negana. Aš vis taip trokštu to artumo ir visus priverčiu man lenktis ir nusilenkt. Ir man atrodo, kad tokių vyrų mums ir taip netrūksta. Ir mums reikia padaryti viską, kad pasėti sėklą atsisukimo į kitą. Jo. Čia man tikro vyriškumo pavyzdys, vyras, kuris pravirksta nuo poezijos. Taip, nesipriešinkim. Bet dabar tarsiu ir paguodos žodį, nes supratę, kad tas tobulumas yra neįmanomas ir tos žaizdos, mes visi jų turime ir galiu be galo gydyti tas žaizdas, bet galiu kažkaip su jom susitaikyti ir nepretenduoti tai, kad mano gyvenimas būtų be jokių žaizdų. Tai vat pats savaime tas supratimas apie stokos universalumą ir neišbaigtumą, jis irgi išgydo. Taip. Jis irgi leidžia, einu ir padedu kitiem, nežinau, kad jiems skauda, bet jie dar nežino, kodėl. Taip, bet kad šitą žingsnį žengti reikia mokėti nusigręžti nuo savęs. Ir čia yra labai didelė problema, o kaip nusigręžti nuo savęs? Kaip man, nes aš irgi dažnai, man dabar turbūt yra pamatinė tokių tema, jau 5 metus būnant su tais paaugliais ir atrodo darant, vardant tikrai kažko didesnio, yra labai misija ir mes tai turim 100 metų į priekį tam, kad įprauktų mūsų gyvenimą. Bet savo viduje aš vis tiek jaučiuos ir dažnai esu dar keli priimtai, kaip jūs sakot, o nepykt ant savęs, kad Edvinai, tu ir vėl esi centras visoko, tu vėl galvoji visada apie save, apie tai, kaip viską susikurti ir panašiai. Ir tai yra, many yra ta sėkla. Ir kaip mes galim padaryti, kad jauni žmonės kuo greičiau tas sėklas išsisėtų, pamatytų, pamaitintų tą savo vidinį brandolį ir galėtų tada kaip centrą padaryti kažką kitą. Taip, bet jeigu Edvinas būtų jau visiškai tobulas ir visiškai kaip šventas, Tiesa. Tai jis pultų į puikybę, tai būtų kitas kraštutinumas, tai kartais pulti žemiškai ar į kažkokią savimeilę ar panašiai yra irgi apsauga nuo per didelės puikybės, nes tada aš galiu susiprotėti, susigėsti ar ne. Ir, tai tas balansas gyvenime yra nuostabus dalykas. Tikrai taip. Tai jūs atsargos karininkas. Taip. Ir kiek ta kariuomenės patirtis dabar jums yra svarbi, ar kiek yra svarbi stoicizmo mokykla, kuri turbūt yra arčiausiai jūsų. Kas jūs maitina, kas ir iš kur tos ištakos įkvėpimai, nes draugai pasikalbėjo ir nutarė daryti, bet už to vis tiek yra didesnis civilizacijos lobynas. Taip. Aš atsimenu, 3 berods karo akademijos kurse mes atvykstam į užsiėmimo vietą ir mes turėdavom tokį psichofizinį rengimą. Ir nuostabus štabo seržantas Gintaras Širinskas, jeigu jis dar dabar yra akademijoje, tai linkėjimai jam, jisai vesdavo psichofizinį rengimą. Ir vieno užsiėmimo metu mes atvykstam į užsiėmimo vietą ir ten žiūrim didžiulę smėlio krūvą. Ir mes įtariam, ką darysim, nes mes jau esam girdėję. Ir tada mums pasako, kad jūs turite išsikasti duobę tokią, į kurią galėtumėt atsisėsti arba atsigulti ir virš jūsų būtų, dar 50 cm vietos. Aš išsikastu duobę, atsisėdu ją, atsiremiu, atsilošiu į duobės kraštą ir užsirišu maikę ant galvos. Ir tikslas dabar bus mane užkas po žemę ir aš turėsiu 1 valandą prabūti po žemę. Ir aš manau, kad tai yra absoliučiai neįmanoma. Tai yra žmogiškai neįmanoma, tai yra kažkokia nesąmonė. Bet jūs žinojot tuo metu? Taip, jau pasakė, kas vyks. Ir aš tikrai tai yra neįmanoma. Bet ką darau? Einu ir darau. Bijau, kaip sako Rosita Kanapeckaitė, bet darau. Ir man nuleidžia šlangutę, tokio skersmens maždaug. Ir aš priglaudžiu ją prie
lūpų per maikę, į viršų laiko mano kolega ir mane pradeda užkasinėti. Ant manęs byra smėlis ant kojų, jis jau pasiekė bambą, pasiekė krūtinę, pasiekė kaklą, akis, galvą, kasa toliau, kol aš suprantu, kad jau ant manęs vaikšto, šokinėja, tromboja tą smėlį. Ir iškart suprantu, kad aš likau tik tais mano mintys, mano kvėpavimas, kuris kelnoja kvėpuojant krūtinę ar pilvą, tuo metu nepamenu, labai nedaug. Taip. Ir aš negaliu pajudinti piršto nei per nago juodimą. Niekas nejuda, mane spaudžia ten, nežinau, 1,5–2 tonos smėlio. Ir man iš karto, o Dieve, kas dabar bus? Ir jaučiu, kai prasideda panikos ataka, pradedu hiperventiliuoti ir gerai, Edvinai, stebėk savo kvėpavimą. Stebiu kvėpavimą. Susinormalizuoja viskas. Jau atrodo, galiu šitą valandą išbūt. Praėjus pusvalandžiui, iš manęs ištraukė vamsdelį. Ir jaučiu, kad mano pirštai gali pradėti judėti. Bet kai aš juos judinu, jaučiu, kaip tas tuneliukas likęs iš šlapio smėlio, kai ištraukė vamsdelį, užgriuvinėja. Net tarp dantų jau jaučiu prasikošusi smėlį. Ir kas vėl vyksta su mano protu? O Dieve, dabar tikrai užgrius, o jeigu dabar uždusiu? Ir jaučiu, kaip iškart kojos pradeda tirpti, o jeigu gangrenuos kojos ir kažkas bus blogai, vėl suvaldau tas mintis. Likus 15 minučių mane atkasa ir sako, dabar užkasim tave grinai, be nieko, tiek po žemę, be jokio tarpo. Tai užkasė, praėjo tos 5 minutės, buvau jau ten prie hiperventiliacijos, bet aš išbuvau. Bet kokia yra šitos istorijos esmė ir pamoka? Tai, kad mes, kai su Gintaru Širinsku susėdom padaryti refleksiją, kas čia buvo, man atėjo toks wow, kaip žaibas supratimas. Aš maniau, kad tai yra neįmanoma. Aš buvau įsitikinęs, kad tai yra neįmanoma. Ką dar savo gyvenime aš manau, kad yra neįmanoma, ko aš nepatikrinau ir ko aš nesurizikavau žengti žingsnio. Ir išeit už savęs tokio, koks esu dabar, į tai, koks galbūt galiu būti, bet nežinau net koks ir kaip galiu būti. Ir nuo to laiko pradėjau ten testuotis ultradistancijas, plaukti 24 kilometrus, daryti tokį labai stipriai disciplinuotą veiksmą. Vardan ko jį darau? Nežinau, bet žinau, kad mane tai veža, nes man veža pats tas pažinimas to, ko nėra, bet gali būti kaip potencijos. Ir bandau ir tai, ir aš susigadinau savo kūną, turiu lūžusis lankstelį, turiu daug su kūnu visokiausių dalykų, dar kurių dabar 4 kilometrų negaliu nubėgti. Bet manį pasisėjo tokia sėkla kariuomenės patirtį, kad aš galiu būti daugiau negu esu dabar. Ir dažnai net nežinau, kas yra tas daugiau, bet aš to galiu siekti vis tiek, kaip užsimetęs į priekį. Tai čia yra turbūt pats svarbiausias kariuomenės patirtis. Nes kai prasidėjo ir Vyrų kalvės akademija, man tai, ką aš patyriau fizinėje plotmėje su savo kūnu, man tai iš karto persikėlė į kūrybinę erdvę, intelektualinę erdvę. Aš supratau, kad taip, man dabar yra neįtikėtinai sunku skambinti ir daryti pardaviminį skambutį produkto, kuris neegzistuoja. Mane net pykina nuo to, kad aš dabar turiu skambinti, bet aš galiu tai padaryti. Aš galiu peržengti save ir tikiu, kad galiu surinkti 100 vaikinų. Mes ir surinkom 100 vaikinų jau pirmoji laidoj. Tiesioginiais skambučiais ieškote jų? Tuo metu, kai viskas kūrėsi, viskas jo, kai tai neegzistavo. Taip. Tai ir būtent tas patirtis, kurią gavau kariuomeniai, ji mane lydėjo ir lydi iki šiol. Tik dabar aš suprantu, kaip tai yra svarbu ir tuo pačiu, kaip svarbu taip pat pažiūrėti švelniai viską. Ir vardan ko dar tai darau. Ir aišku, tas ribas savo viršyti svarbu ne tik fizinė prasme, žinoma, bet pirmiausia dvasinė žinoma prasme, kad irgi suvokti ir savo galimybės, bet ir savo ribas priimti. Ne visur reikia laužyti tos lankstelius. Tiesa, bet ir čia yra geras klausimas. Ar aš būčiau daėjęs iki to, kaip jūs minit, iš dvasinės pusės, jeigu nebūčiau sudegęs toj fiziniai pusiai? Kaip daeiti, kaip ateiti. Turbūt mes čia kiekvienas labai skirtingi, kokių pamokų mums reikia išmokti, kad daeiti. Tai ką dabar tie vaikinai ir jų tėvai atranda
jūsų globoje. Kaip dabar jau išplėtojo tą savo pirminę idėją, Taip. kas vyksta per metus, kokie vaikai ateina ir kokie išeina geriausių atveju, arba vidutinių atveju, sakykim taip. Kad ir kas vyksta su vaikinais, pačiais paaugliais tų metų trukmės studijų, kai kuriem 2 metų trukmės studijų metu, pagrindas mums yra tai, kas atsitinka ne tik su jais, bet ir jų tėvais. Nes mes pastebėjom, kad ir koks stebuklingas pokytis gali vykti paaugyje, bet jeigu jis grįžta į aplinką, kuri neįdeda pastangos peržengti save tokį, koks aš esu dabar, tai niviliuojasi ir tai tiesiog išnyksta, praslysta pro pirštus. Tai mes šitoj 2 metų trukmės programai labai stipriai dirbam ir su mamom, ir tėčiais, bandom jiem duoti bent šiek tiek patirti tai, ką patyriminio ugdymo būdu praeina patys jų paaugliai sūnus. Ir jūsų klausimas buvo apie, kas su jais atsitinka. Tai turbūt pagrindinis dalykas yra tas, kad jie tampa drąsesni žengti žingsnį į situaciją, kuri yra neapibrėžta ir kuri yra nebūtinai aiški. Žengti žingsnį į rytoj, kur nėra aišku, kas bus ir kaip bus. Ir jiem pavyksta sukaupti tą ryžtą, kad tą žingsnį žengti. Kitas dalykas, tai jie prisiliečia prie to, koks gali būti santykis su kitais žmonėmis, nes mes dirbam 20 paauglių grupiai ir ji niekada nekinta per šitos metus. Ir jie vis susitinka su tais pačiais žmonėmis. Ir mūsų tikslas yra parodyti, koks yra tos tikros draugystės skonis. Draugystė, kuri peržengia ne tik man smagu, nesmagu su juo, ribas naudinga, nenaudinga, bet kuri turi tokį tą Martino Buberio tokį aš tu santykio prieskonį, kuriame yra toks abipusis susikūrusi erdvė ir patyrimas, kai aš nesikvešiu kito kaip man naudingo kažkuom, jo neobjektyvizuoju, o jį kaip kitybę priimu ir mes sukuriam kažką bendro. Dėl to, kad šiais laikais mūsų nieks nemoko draugauti. Ir mes visur ieškom, daug jaunų žmonių ieško, kur konkuruoti, kur nesutikti, kaip perlipti viens kitam per galvas. Kraštutiniais atvejais mes turim tokį didžiulius baisius incidentus, kurie dabar, karts nuo karto su paaugliais įvyksta Lietuvoj. Man atrodo, kad tai vyksta dalinai dėl to, kad mes vis praleidžiam tą labai svarbią jungti kito. Tai aš mokausi, aš siekiu, aš daug dalykų darau, bet vardan ko aš tai darau. Ar aš galiu atsisukti kitą ir pamatyti kitą kaip kitą, o ne kitą kaip mano pramogos objektą, dar kažko siekiamybę. Ir čia yra ta antra dalis, kuri mums svarbi ir kuri mums pavyksta. Tai suteikti skonį draugystės. Aišku, tas Martino Buberio aš ir tu, tai yra fantastiškai svarbus, pamatinis dalykas. Ir turbūt jūs ugdydami, tai yra suteikdami galimybę paragauti to santykio, dovanojate žmogui visiškai kitą gyvenimo trajektoriją, nes jis visame kame gyvenime jisai mokės atsiliepti ir kurti tą santykį, ar ne? Ir su savo antrąją pusę, ir su savo komanda darbuose, kas yra be galo svarbu. Ir galvoju, kad to labai reikia turbūt ne tik tam 100 šeimų, bet visai Lietuvai. Ir to santykio, ir tos ištvermės, nes mes gyvename laikais, kai reikia būti stipriais. O dėja visa visuomenės trajektorija yra kita linkme. Aš pacituosiu Justų Lipsių, kuris tą stoicizmo filosofiją atgaivino vakarų Europoje. Jisai sako, keisti reikia ne laikus, o savo dvasią. Vadinasi, jeigu mes jaučiame, kad laikai yra tokie turbulentiški, tai mes visi pirmiausia turime savo dvasią stiprinti. Bet gaila, kad dvasios pratybos nėra labai paprasta užduotis. Taip. Ir išėję po jūsų metų kurso, turbūt palaikot santykius su tom šeimom,
labai svarbu, kad tai išliktų, kad tai būtų puoselėme, kad tos 20 šeimų bendruomenės liktų kažkokiame ryšyje. Ar tai pavyksta? Pavyksta su 2 metų programos studentais. Kiekvienais metais iš 100 lieka 20 tų, kurie yra labiausiai motyvuoti, su kuriais mes dirbam 2 metų programai. Ir iš jų, dabar jau 3 laida yra antrokų, nes pirmakursių 4 yra, tai antrokų 3 dabar dirbam su ją. Ir ten šeimos tėvai labai apsijungia. Ir iš 1 laidos antrakursių vis dar šeimos matom, kaip susitikinėja, atvažiuoja į bendrus renginius. Ir mums čia yra labai didelis džiaugsmas, nes mes suprantam, kad mes nieko to nefasilituojam, o tai tiesiog vyksta. Ir galvojam, kaip gražu ten matyti tos pačius vaikinus su antrosiom pusėm jau atvykstančius kartu ir leidžiančius laiką visi. Tai yra labai labai gražu. Labai. Ir man dar atrodo svarbus dalykas, grįžtant prie praeito klausimo, kas atsitinka su vaikinais, tai kuomet mes dirbam su 2 kurso vaikinais, visa 2 metų programa yra pastatyta ant tikslo didesnio už juos pačius. Pavyzdžiui, praeitais metais vaikinai padėjo tokiam ginklakaliui Adomui Sviklui, kuris su savo kolega kartu, kuris rašė daktaro disertaciją archeologų, norėjo atnaujinti viduramžio Lietuvos kalavijų kolekciją nuo 8 iki 13 amžiaus. Ir tam stokojo pinigų. Tai vaikinai susirinko ir surinko 20 000 eurų, eidami į verslus, eidami į BNI klubus, eidami į, net buvo praeitų metų antrakursiai su užsienio reikalų ministru susitikę, į visas duris beldė tam, kad surinktų tuos pinigus, ir jie suorganizavo kelionę į Vokietiją, kur vietiniai bendruomeniai padėjo suorganizuoti joninių renginio šventę, kurios metu įvyko tos kalavijų kolekcijos pristatymas. Wow. Ir tai yra tas, mano širdį tai atrodo kaip toks pilietinis ugdymas, apie kurį mums derėtų visą laiką šnekėti ir kurį sodinti į jaunus žmonės, nes meilė Lietuvai yra aktyvus veiksmas, o ne pasyvi būsena. Ir tik aktyviu veiksmu mes galim iš tikrųjų pasėti kažkokias sėklas jauniuose žmonėse, nes eiti į verslus, surinkti tiek pinigų, suorganizuoti autobusą, suorganizuoti nakvynės, komunikuoti su partneriais, tada prisimti atsakomybę. Kiti vadovai, mes esam čia, mes jūs palaikysim, mes jums šiek tiek bakstelsim, kai reiks, bet už jūs nieko nedarysim. Ir atsakomybė yra tik ant jūsų. Ir dažnai problema pas mus, man atrodo, atsitinka visuomeniai, kai mes viską duodam ant lėkštutės, padarom, kad tik pasisektų. Ir taip nesukuriam stokos, dėl kurios galėtų atsitikti geismas ir pasididžiavimas savimi. Tai mes labai stipriai su 2 metų programos vaikinams suteikiam jiem patirtį padaryti kažką didesnio. Tai čia praeitos laidos būtent tai darė, užpraeitą laidos vaikinai padėjo tokiam Giedriui Bučui. Jisai ėjo aplink Baltijos jūrą, ten su savo misija, ir jo komanda iširo. Ir jie susimobilizavo ir nuvyko paeit kartu su juo, suriko jam tai šiek tiek finansavimo. O šiais metais vyksim į Čekiją ir pravažiuosim 6 reabilitacijos centrus, kur lankysimės pa žmonės, kurie gydosi įvairiausias priklausomybės. Ir ten su tam tikra programa vaikinai suteikinės viltį ir, hei, žiūrėkit, viskas yra įmanoma, viskas gali keistis. Tai sėti jiem kažkokio tai vardan ko aš darau. Ir su antrakursiais mums pavyksta tai pasėti. Ką aš girdžiu apie atsakomybę yra nepaprastai svarbu. Mes institute parengėm tokį atsakomybės žemėlapį, kad padėtume mokytojam ir jų moksleiviam atrasti atsakomybę būtent ne kaip kažkokią ribojančią ar baudžiančią priemonę, bet kaip įgalinančią. Ir labai man patiko, kaip jūs sakot, kad tada jie ir išmoksta disciplinos, tvarkos, logistikos, atranda, kodėl reikia daryti dalykus, ar ne? Ne todėl, kad ten įmonės vadovas pasako, todėl, kad aš žinau, kad kitaip aš savo tikslo nepasieksiu. Tai čia yra, žiauriai brangi patirtis. Labai brangi ir kiek kainuoja tam, kuris ugdo, nes
labai daug resurso pareikalauja nesikišti, nesakyti, nors aš žinau, kad tai trenksis į sieną, žinau, kad tuoj prisidirbs, žinau, kad jam dabar skaudės ir vis tiek leisti tam atsitikti. Nepaisant to, kad už tai galbūt kainą sumokėsiu net aš. Ir vis tiek prisimčiau tą atsakomybę, nes kitaip nebus išmokta. Ir aš nežinau, ar esat girdėjusi apie Vladimirą Propą, jisai tyrinėjo stebuklingasias pasakas. Propas, Jo, ir nuo ko visa, man atrodo, naratologija prasidėjo. Tai jisai nagrinėdamas stebuklingasias pasakas atrado, kad yra tam tikras vienetas scenarijų, kurie gali tiesiog įvykti. Na ir daugiau ir paralelė žmogaus gyvenime turbūt taip pat dažnai atsitinka. Ir jisai taip pat atrado, kad bet kokios pasakos subjektas, jisai niekada nepradeda veikti, tol, kol neatsiranda objektas, kurio jis trokšta. Kitaip jis visą laiką guli ant pečiaus ir krašto lašiniais bamba, kol neatsiranda stokos kažkokios. Ir tik tais tada, kai atsitinka kažkoksai gal net nematomas, o nujaučiamas objektas, kurio jis trokšta, kuris yra pagimdytas trūkumo, tik tada pasaka ir prasideda. Nes be to pasakos nebus. Atsiranda tikslas, mūsų gyvenime mes vadinam prioritetu, Taip. ar ne? Ir dažnai tenka rinktis, kuriuo keliu eiti, ar ne? Sekant pasakos motyvais, kurį kelią pasirinkti, o pasiekmes, tai irgi ekonomikoje mes vadinam alternatyviąją naudą ar kaštais, nes tu turi greitai susivokti, kuris kelias veda kur. Taip. Ir pasirinkti tą, kuris neša didžiausią prasmę. Taip. Kokia tavo prasmė jau priklauso nuo tavo vertybių. Taip. Arba kaip Sorenas Kierkegaardas sako, kad bet kuriuo tavo pasirinkimu atveju tu gailėsies ir mąstysi apie nepriimtą kitą sprendimą, kad ir kas tai būtų. Tad geriausia visada rinktis tą, dėl kurio mažiausiai gailėsies. Jeigu tu supranti tą mechanizmą, tai irgi ir to gailėjimosi mūsų gyvenime gali būti mažiau. Žinoma, nes tai yra duotybė. Taip yra. Tu supranti, kad tam, kad aš atsidurčiau kelyje A, aš turėjau paaukoti B, C, o apie D, F aš net neturėjau laiko pagalvoti, bet jie irgi yra kažkur. Taip. Tai. Tų kelių yra aibė. Taip. Ir tada aš mažiau to gailesčio. Taip. Ir tai, ką jūs sakote, ir man atrodo, sveikesnė psichika yra. Atsparumas kartėliui gyvenimui. Jo, Taip. Labai gražu. Pakalbėkime apie laisvę, nes laisvė dažnai įsivaizduojama kaip galimybė daryti, ką noriu, kaip noriu. O tai, ką aš girdžiu iš jūsų, tas asmens formavimas, tas tvarka, disciplina, pareiga, didesnis už mane tikslas, tai yra dalykai, kurie atveria kitokią laisvę, ar Taip. ne? Bet kaip pavyksta irgi perjungti tą tokį visuomenės suvokimą, kad laisvė tai yra bileikai, bileika, ir vis dėlto tą atradimą laisvės kaip gebėjimo padaryti daugiau ir tapti daugiau savimi. Kaip pavyksta? Pirmiausia, tai mes bandom tai jam parodyti per patirtį vaikinam. Mes galim teoriškai, kiek norim šnekėti apie tai, kokia galėtų atrodyti laisvė peržengianti hedonistinius mano troškimų patenkinimą, kad viskas tik mano malonumui ir taip toliau. Tačiau teorija jį neveikia, jam būtina kažką patirti, kad tai suprasti. Ir pats didžiausias turbūt dalykas, kaip mes jam gebam įdėti būtent tokios laisvės troškimą, kuri turi tam tikrą pamatinę moralinę vertybę, etinę struktūrą, tai yra suteikiant, pavyzdžiui, eiti nepatogų žygį, labai ilgai eiti nepatogų žygį. Praeitą savaitgalį pirmokai praėjo 120 km per 4 dienas su kuprinėm ir per tą visą lietingąją savaitę. Ir daugelis iš jų pirmą kartą miegojo miške, daugelis iš jų pirmą kartą patys be tėvų statėsi tentus ir daugelis iš jų pirmą kartą patyrė alkio jausmą savo gyvenime, tiesioginio fizinio alkio.
nutrynė pėdas, ėjo su nutrintomis pėdomis, patyrė skausmą, patyrė daug didelių nepatogumų, kuriuos čia ir dabar patiriant norisi jį viską spjauti ir sakyti, aš nebegaliu. Viskas. Kur mano sofa? Kur mano sofa? Mano vidinė laisvė to trokšta dabar. Malonumas to trokšta. Ir tik tais su jais praėjus tai kartu. Ir kai jie grįžta į savo saugią vietą, herojus grįžta į savo saugią zoną, kur visur yra tvarka, nebe chaosas, atsisėda, kaip man gera, kodėl man taip gera ir kodėl aš tokio gėrio anksčiau nesu pajutęs. Galbūt tai yra dėl to, kad atsitiko daug to ir visame tame aš keičiausi A, B, dabar tai nebevyksta ir C, aš savyje atradau ir pastebėjau to, ko anksčiau nemačiau. Ir galbūt mes taip tos tokios disciplinuotos etiškos laisvės savokos jiem parodom, kad per tą tokį peržengimą per save, kuris šiuo metu nebūtinai yra malonus, atsitinka tas laisvės tavo ateities potencialui skonis. Nes be to patyrimo tavo mano, bet kurio kito potencialas tampa uždarytas, labai ribotas, atsitiktinis. Tačiau jeigu aš žiūriu į laisvę kaip į galimybę augti, su augimu susidoroju, nežinau, kad jis baigsis, aš automatiškai išsiugdau skonį tam ir troškimą toliau tai daryti ir tai tampa mano kūrybinė jėga, kurią aš galiu kurti, perkelt visur. Tai mes tai darom per tokį nepatogų patyrimą, kuriame jie susitinka su kažkuo, kas nebūtinai yra patogu tiek fiziniam, čia dabar kalbu tik apie fizinį lygmenį, bet mūsų pagrindiniai patyrimai yra apie tą vidinio pasaulio nepatogumą, kur psichikos stiprinimas. Taip, ar aš galiu leisti savo išdrįsti, būti pažeidžiamu, atitraukti užtruktuką, ištraukti savo širdį ir parodyti tokie, kokie yra dabar grupiai žmonių, ar bent jau vienam. Ar aš galiu tai padaryti, ne? Ir tai yra rizika. Tai yra rizika būti sužeistam. Ar aš drįstu ją prisijimti. Bet jeigu aš išdrįstu, aš po to jau būnu jau kitoks. Taip. Ir galvoju jūsų klausydama, kad labai mes norime valdyti pasaulį, šokdinti, formuoti viską pagal save. Bet jeigu žmogus neturi elementarios savitvardos, ar ne, pats savęs nemoka valdyti, tai apie pasaulio apvaldymą reikėtų pamiršti. Tai vat viskas su ta laisvė ir su ta kūryba prasideda nuo savęs. Taip, ar ne? Ir kaip jūs, Elena, gražiai dabar pasakėt, aš pasakoju jauniems žmonėm, kaip pamatinė istorija, kai paklausė, vienas dalykas, kaip manai, koks yra svarbiausias, ką aš dabar galėčiau daryti, būdamas 18, 20, galbūt 17 metų, kad augčiau. Tai man labai patinka, štai taip kalbėjo Zaratrūsta, Nyčė aprašė 3 žmogaus dvasios virsmus. Jis sakė, kad stipri dvasia, stipri jau dvasia, kuri yra iš savęs stipri, iš pradžių pavirsta į kupranugarį ir neša didžiulius nešulius į dykumą. Ir neša ir sako, kraukit ant manęs, kraukit kuo daugiau. Tada iš kupranugario liūtų pavirsta, tam, nes reikia nužudyti metaforiškai visą tai, ką aš ant savęs kroviau. Ir 3, mažų vaikų, kad galėčiau kurti. Ir čia aš labai sutrumpinau tą istoriją, tačiau pagrindinis yra motyvas tas, kad šiandien dieną labai daug jaunų žmonių nori iš karto tapti liūtais ir kurti savas vertybės. Jie nori nešti ir sakyti, aš nenoriu dirbti samdomo darbo. Jūs, kas auginat paauglius, turbūt esat girdėję, kad aš nenoriu dirbti samdomo darbo, aš iš karto kursiu kažką ir taip uždirbsiu pinigus. Tačiau nepabuvęs kupranugariu niekaip negali tapti liūtu. Tu turi iš pradžių nešti kažką labai sunkaus ant savęs, nešulį kažkokį. Ir jį ne tik, kad būti tos vidinės nuostatos, kad oi, čia man kažkas užkrovė. Aš pats žemai lenkiuosi ir prašau savo mokytojų, savo tėvų, savo darbdavių, kad duotų man daugiau atsakomybės. Aš noriu imti ir pats savo krauti, ne kad kitas uždėtų, o pats savo krauti. Ir aš to linkiu kuo daugiau žmonių, jaunų žmonių, kad eikit ir prašykit
atsakomybės, nes atsakomybė yra pats gražiausias ir svarbiausias dalykas, kurį kiekvienas iš mūsų galime gauti, pasimti savo. Ir tai turbūt yra pats brangiausias dalykas. Ir man atrodo, todėl atsakomybė ji nėra pigi prekė, o daug kas jos kratosi kaip kažkokios didžiausios blogybės. Taip, nes sakoma, kad atsakomybę negali perduoti, žmogus gali tik ją prisijimti. Taip. Ir tada atsiranda tokia spraga didelė, nes atrodo, lyg tai aš daviau, bet žmogus neprisijėmė. Taip. Ir turbūt va, tas darbas, kaip sakot, samdomas kupranugario darbas, jisai yra labai vertingas, nes jis išmokina pačių įvairiausių užduočių, kurios gali atrodyti techniškos, beprasmės, bet iš kurių visumos tik tai ir gali pasiekti tą galutinį tikslą. Ir jeigu tu nežinai to, tai tu gali, kaip toks idealistas atrodo, va čia užsibrėžiam ir savaime. Ne, tu turi ir deleguoti, ir žinot, kokį nustatyti rodiklį, ir kaip ką išmatuoti, ir visą užnugarį, back office kaip organizuoti. Ir jeigu tu pats ten nevaikščiojai, tai tu nežinosi kaip. Taip. Arba būsi labai arogantiškas ir savam žinojime ir stokosi nuolankumo. O nuolankumas yra kupranugario rezultatas. Aš galiu būti nuolankus, tačiau renkuosi tokių nebebūti ir kurti savas vertybės. Ne visada ir visur. Suprantat, ką noriu pasakyti? Taip. Jo, o jauniems žmonėms dabar, kurie visi labai nori būti liūtais, tai aš labai linkiu tapti kupranugariais pagrindė dėl tos vidinės mokyklos, nuolankumo mokyklos. Nes tik išmokus. Tai nėra populiarus žodis. Oi, labai nėra. Bet laisvė irgi yra nuolankumo dalis, ta vidinė tikroji, kuri vėliau augina. Tai kaip konkrečiai žmogui leisti patirti tą nuolankumo saldumą? Wow. Ir kad tai nebūtų irgi apsimestinis dalykas, nes dažnai puolam į kraštutinumą ir vaidinam nuolankumą. Aš nežinau, aš pats to mokaus, aš pats savęs klausiu, kiek aš vaidinu nuolankumo, kiek man išeina tokiu būti iš tikrųjų. Nežinau, aš pats to mokaus ir besimokydami kartu su vaikinais mes mokomės to visi. Ir nežinau, kad aš būčiau toks, jeigu čia bandyčiau padalinti kažkam patarimą ir sakyčiau, kad aš žinau, kai nežinau, bet labai labai noriu sužinoti. Dažniausiai turbūt tai ir karčios gyvenimo pamokos leidžia paragauti to nuolankumo kaip išgyjimo, kaip atleidimo kelią. Ir turbūt ta bendruomenė, apie kurią jūs kalbėjote, irgi labai svarbu tas priėmimas kitokio, nepatogaus, ne tokio, kurio tu negali numatyti. Taip. Ir tai yra didžiulis iššūkis. Labai, aš manau, vertas gal. Vertas siekti. Ir kaip tiem, gal pakalbėkime apie tėvus, kaip tėvam, nes jie tai vyresni, jų molis jau yra toks padžiūvęs, jau juos sunkiau yra formuoti. Kaip jiem pavyksta keliauti, ar čia meilė savo vaikams įkvepia keistis, kaip jiem pavyksta? Kai mes dirbam su tėčiais ir mamom paraleliai. Net ir su mamom. Taip, mamom ir tėčiais programa. Pagrindė ten yra mamos. Dalyvauja tėčiai, dar metiniai programai po truputį vis daugiau, bet pagrindė dominuoja didžioji dalis mamos, kurios labai nori. Ir tėčių ir mamų užduotis viso šito metų kontekste yra išmokti domėtis, smalsauti, o ne sakyti kaip yra, o klausti. Ir jų vidinė kova, jų savasties kova tėčiam yra, ar aš galiu kažkokiu būdu pats prisiimti daugiau atsakomybės už sūnų. Ar aš galiu pasiimti, nes pas mus kultūrai dažnai dar yra, kad laiko mama ir tai. Ir tėčio figūra dažnai nutinka taip, kad rūpinasi maistu ant stalo, stogu virš galvos ir ateina, kai reikia kažką pabarti ir pasakyti, kad yra blogai. O ar aš galiu kaip tėtis ir vyksta labai gražios permainos, tai keičiasi
Ir mes tai dar bandom skatinti, ar tu gali paimti dar daugiau, savo sūnų, dukrą ir su juo tiesiog būti. Be funkcijos būti ir tuo pačiu rūpintis, prisimti atsakomybę. O tuo tarpu mamom labai didelis iššūkis viso šitos programos metu būna pradėti mokytis paleisti sūnų. Suprast, kad jisai dabar turi priimti savo sprendimus, nuo kurių turi nudegti ir išmokti dalykus. Nepaisant to, kaip galbūt man tai skaudėtų. Ir tai nesumažina mano meilės jam, tačiau suprantu, kad turi atsitikti erdvė, kurioje jis kaip autonomiškas žmogus gali veikti. Tai yra didžiulis išbandymas, bet turbūt, kai esi drauge su kitais, su kitom, turbūt lengviau tada, nes matai, kad ir kitoms skauda. Taip, ir kad tai yra bendras pratimas, įveika kažkokia, tai turbūt tikrai drauge tai yra lengviau įveikti. Klausydama jūsų galvoju, kaip svarbu tiem vaikinam pamatyti vyro pavyzdį, į kurį jie norėtų būti panašus, ar ne? Nes daugelis, kaip sakot, auga, neturėdami to tikro tėčio, net jeigu jį turi. Aišku, požiūris dabar labai keičiasi ir man atrodo, kaip tik tų tikrų vyrų, tikrų tėčių pas mus visuomeniai tikrai daugėja. Taip. Sąmoningumas tėviškumo yra tikrai paaugęs, bet tiem vaikinam labai svarbu turėti tą autoritetą, tą kažkokį šiek tiek gal ir mistifikuojamą figūrą. Taip. Tai papasakokit, kaip tai nutinka, kaip jūs irgi leidžiatės nesudievinami, bet vis dėlto suteikdami jiems tą įvaizdį. Kai vaikinai atvyksta pas mus į pirmą stovyklą ir vyksta pirmas ratas, susipažinimo ratas, tiksliau net ne pirmas ratas, o visa pirmoji stovykla. Tai mūsų kaip vadovų užduotis yra parodyti jiem, tai nėra, kad kažką mes stengiamės daryti, mums tiesiog pavyksta tai būti. Mes nebandom atrodyti kažkaip kitaip negu esam, kai jie mūsų kažko klausia, mes atsakom taip, kaip buvo, mes juos skatinam klausti klausimus ir bandom atrakinti jų smalsumo failą ir domėtis ne šiaip kokia čia stovykla, kaip kas, apie funkciją, bet apie mus kaip žmonės. Ir kai jie pagaliau įsidrąsina ir pradeda mūsų klausti klausimų apie tai, kas aktualu yra jiems šiandien, o jiem yra aktualu narkotikai, seksas, išdavystės ir visos kitos paaugliškos patirtis, kuriame jie yra ir sukasi ir kuries yra dabar jų pasaulio didelė dalim. Ir kai jie pradeda smalsauti, užduoda iš pirmos pažiūrės labai nepatogius klausimus, tokius, kuriuos verčia tą uždavusi raudonuoti, nes kaip taip nepriimtina klausti suaugusio žmogaus tokių klausimų. Ir jie gauna atsakymą be noro įtikti, patikti, be noro moralizuoti, be jokios pamokos gale, o tiesiog gryną atsakymą, kaip man buvo, kokia patirtis ir kaip ji veikia dabar mane. Ir šita dalis labai stipriai formuoja tą akinį lęšį, pro kuriuos jie žiūrimus, nes jie pamato tada, kad suaugę žmonės, jie gali būti normalūs. Jie gali dalintis iš tikrųjų kaip yra, o ne ieškoti pastoviai pamokos ir parodymo tik gerųjų savo savybių ir nerodymo blogųjų. Ne, o Dieve, man yra tiek daug nesąmonių ir aš nebijau parodyti jų paaugliam, nes aš žinau, kad tada jie supranta, kad gal viskas su manim ir yra gerai. Gal aš nesu defektuotas, nesu blogas. Tai čia yra viena dalis, o kita dalis yra tai, kad mes veikiam patirtinio ugdymo metodų ir mes viską absoliučiai darom su paaugliais. Einam į eketę, mes einam patys pirmieji, miegam visi lauke miške ant lietaus, mes miegam miške ant lietaus, kažkas kažką kitą patyrimą daro, mes tai darom kartu. Iš nežinančių aukščiau pozicijos, o iš einančių kartu ir taip pat patiriančių pasaulį, kokį jie dabar patiria. Su visom nuospaudom. Absoliučiai su visom. Edvinai, prie tų nepatogių klausimų reikia pavyzdžių. Kai išsiskyriau su žmona, atsimenu, vyksta autostovykla, tai ir klausė, tai
kodėl tu išsiskyrei ir kaip yra. Ir aš tuo metu, tai kame tai esu, pro ką aš einu, kas čia dabar su manim vyksta, ar aš pats žinau, kodėl mes išsiskyrėm. Arba tokie klausimai, kaip papasakok savo gėdingiausią patirtį savo gyvenime. Ir būtų labai lengva nubėgti ir papasakot, ką nors iš balio, kaip ten tu balių įtūsinai ir kažkas gėdinga vyko. Arba gali pasiimti ir išsitraukti iš tikrųjų istoriją, ir parodyti, kad čia yra mano gėda ir aš nešuosi šitą gėdą. Ir tokiu būdu legitimuoti jų viduj nešamas gėdas, kurie taip pat jie nešasi. Ir parodyti, kad aš jas turiu, bet galbūt tai nėra taip blogai. Bet ką aš girdžiu, kad padėdamas jiems, jūs padedat savo, jūs labai išsigydot, jeigu išdrįstat kalbėti apie didžiausią gėdą. Taip. Tai aš apie tai ir kalbėjau pradžioje. Virsta gydymu kitiem, bet ir jum pačiam. Taip. Aš kaip ir minėjau, mes vadovai dabar tik patys po truputį pradedam suprasti, ką mes čia iš tikrųjų darom. Tai viskas vyksta atradimo keliu, ar vis dėlto turit kažkokį tai metodą? Taip. Ir turit? Taip, mes dirbam, yra toks, pirmiausia, tai mes visi vadovai esam baigę geštalto filosofiją grįsto darbo su grupėmis Dialogo institute. Mes taip pat esam didžioji dalis coachingo specialistų, visų praktiškai patirtis yra virš 8 metų dirbant su paaugliais. Ne šiaip, kad ateina ir kažkas dirba 8 metų, tuomet yra neformalaus ugdymo programa humanitarinė etika, kuri yra pasėta tokia Ubuntu principą, jeigu teko girdėti afrikietiškas žodis Ubuntu. Ir patirtinis kolbo metodas, kur mes einam, patiriam ir reflektuojam. Tai 90% visko yra pastatyta ant patyrimo. Tai mes turim metodus, mes turim principus, kuriais dirbam, mes turim programą, tačiau tai labai kinta priklausomai nuo grupės dinamikos ir to, ko tai grupiai šiuo metu reikia ir tai, kas joje yra gyva. Nes man atrodo, kad mes labai dažnai švietimo galbūt sistemai prasileidžiam toj vietoj, kur viską bandom labai stipriai sustruktūrizuoti, kur dėrėtų kvepuoti ir pulsuoti. Kaip tik norėjau klausti, kiek įmanoma tai įdiegti mokyklose, nes reiktų žmonėm bent prisiliesti prie tokių dalykų, ar tai neįmanoma ir vis dėlto reikia tos privačios pasitikėjimo erdvės? Nežinau, kaip įdiegti tai mokyklose, nes mokyklose, kaip ir jūs puikiai žinot, tai yra tiesiog struktūra, kur yra nuleista su programa žemiau, kaip turi būti. Ir man labai yra gaila mokytojų, ir mes esame milžiniški mokytojų palaikytojai, nes mes dažnai važiuojame į mokyklas. Ir mokytojams labai reikia daug vilties, kad bus kitaip. Ir vieną dieną jie galės mokiniam duoti savo širdį, o ne pareigą programai, kurią reikia išpildyti. Ir laiko mano paties širdžiai nebelieka. Man atrodo, ir aš nežinau, kiek iš apačios galima tai padaryti, kai yra labai didžiuliai reikalavimai iš viršaus ir man labai gaila mokytojų dėl to. Ir mes esam pavydėtinoj padėty, kaip institucija, nes mes turim absoliučią laisvę. Taip. Na, mes dirbdami su mokytojais tikrai žinome, kad yra daugybė gražių pašaukimų, daugybė atvirų širdžių, tai tikiuosi, kad tie, kurie žiūri mūsų pokalbį, tikrai išsineš kažką ir galės pritaikyti savo kasdienybėje. Ir pabaigai, Edvinai, ką palinkėtumėte mamoms, tėvams, vaikinams ir panelėms, kad mes visi kaip šalis įgytume to atsparumo, apie kurį kalbame, įgytume to charakterio, dorybių ir tvirtumo ir apie ką aš jūsų klausydama taip svajoju, kad turėtume elitą, kuris būtų augantiems pavyzdys, autoritetas. Aš nežinau, ar tai bus atsakymas tokio, kokio jūs galbūt norėtumėte. Nežinau, ko aš noriu. Bet dabar visiems tiem, kas klauso, iš karto po šitos laidos aš kviečiu, jei važiuojat mašinai sustot, kur išeina
išsitraukti telefoną ir paskambinti kažkokiam žmogui, kuris pirmą ateina į galvą. Ir paskambinti jam be jokio tikslo, be jokios noro atlikti funkcijos. Ir tiesiog pasakyti, aš dabar apie tave pagalvojau, tu man esi brangus ir dėl to aš tau skambinu. Ir jeigu kiekvienas iš mūsų mes kartą per savaitę padarytumėm tokį dalyką, būtų viskas daug gražiau. Man atrodo taip. Ačiū labai, kol dar nesistvėrėm savo telefonų. Dėkoju Edvinui Rupšiui, Vyrų kalvės steigėjui, atsargos karininkui ir tikrai nuostabiam ugdytojui. Norėčiau ir aš atsidurti kaip molis tokiuose rankose, nes mokytis niekuomet nevėlu ir ugdyti save. Ačiū visiems, kurie klausėte. Tai buvo pokalbis Beyond Economics and Back. Toli nukeliavom už ekonomikos ribų ir atgal. Pasimatysime vėl. Gražios, vaisingos jums ir ugdančios vasaros.